man bus sunku užrašyti šitą video, žinau. Žinot, čia yra tas dalykas, kada tu nori pasakyti apie save ir papasakoti apie save, bet kas tu toks, kad apie save pasakoti? Taip. Aš manau, man atėjo laikas sutvarkyti šitą, matot. Mes su jumis matom viens kito kelio. Kiekvienas iš mūsų tobulėja ir aš tobulėju čia ir dabar rašydama šitą video. Jūs tobulėjot, klausydami kito žmogų tobulėjimą, taip. Jo, bus tikrai sunku. Sveiki visi, mano vardas Ana ir atėjo laikas susipažinti. Visų pirma, idėja užsirašyti šitą video atėjo man. Aš nusprendžiau, kad norėdama pasakoti apie save, aš turiu pradėti pasakoti apie save. Ir be abejo, jeigu po šito video jums iškils kažkokie klausimai, užduokite man ir aš būtinai padarysiu video atsakydama į jūsų klausimus. Aš manau, kad mes galim pradėti. Man yra 21 metas ir yra didelė tikimybė, kad jūs žinote mane iš Instagramo. Ir čia yra du variantai, kurie man atėjo į galvą. First of all, dauguma iš jūs tikriausiai pažįsta mane iš mano praeitų santykių. Apie juos nenoriu daug kalbėti. Manau, jūs suprantat, kodėl. Kitas dalis, galimai pradėjo mane siekti po mano praeitų santykių ir pamatė mane jau iš kitos pusės. Tikriausiai jūs pažįstat mane kaip blakstienų meistrę, ir viskas, tame esmė. Įsivaizduojat, ant kiek tragiškai yra mano bloginkas, kad tai yra viskas, kurioje vietoje mes su jumis pažįstame. Ir aš dabar noriu, kad mes su jumis susipažintumėm šiek tiek arčiau. Visų pirma, aš manau, aš turiu pradėti nuo pat pradžių. Aš gimiau Rusijoje. Ir taip, tikriausiai čia yra pagrindinė tema, kodėl aš neatsakinėdavau į klausimą, kokia mano tautybė, kur aš gimiau, nes aš suprantu šiandienos situaciją pasaulyje ir tikrai suvokiu, kodėl žmonės turi reakciją, išgirsdami iš visų žodį Rusija. Jo, man pačiai yra reakcija, suprantat, man dabar, jeigu jūs paimtumėt ranką ir paklausytumėt mano širdį, jisai plaka, nes kažkodėl man yra baisu apie tai pasakyti. Matot, aš atvykau į Lietuvą, kai aš buvau vaikas. Man tuo metu buvo 10,5–11 metų. Ir aš pradėjau lankyti, atvykau į Kauną ir visą šitą laiką gyvenau Kaune. Pradėjau lankyti, šiuo metu tai vadinasi, ir tai buvo mano pirma mokykla, į kurį pradėjau lankyti. Ir tik tai paskutinį porą metų gyvenu Vilniuje, bet šiaip mano miestas, kur iš esmės aš esu užaugusi, praėjo mano visą paauglystę, tai buvo Kaunas. Ir jo, noriu grįžti apie kur aš gimiau. Tai dėl to yra mano akcentas, taip, nes lietuvių kalba nėra mano gimtoji kalba ir man teko išmokti kalbėti lietuviškai. Tikrai žinau, kad kalba nėra pas mane, lietuvių kalba nėra tobuli, aš tikrai turiu omeny, o Dieve, lietuvių kalba yra tobula, okay, bet aš noriu pasakyti, kad aš lietuviškai kalbėti, žinau, nemoku idealiai, aš vis dar darau klaidas, bet tikrai nepagalvodama apie jos. Kažkada aš išmokiau taip kalbėti ir iš esmės vis dar mokinuosi, tad mano tarmė gali būti kitokia, turiu akcentą, galiu kažkokias galūnes ne taip pasakyti, išlinksniuot ne taip, nors ir jau virš 10 metų gyvenu. Bet jo, man iki šiol gal yra gėda.
Aš tikrai pažįstu žmonių, kurie gyvena net mažiau Lietuvoje laiko ir kalba lietuviškai dar daug geriau nei aš. Ir aš manau, tai yra mano problema žmonės, nes aš vis dar nepasitikiu savim ir galbūt rašydama šitą video aš pagaliau praeisiu šitą laikotarpį. Kada aš egzistuosiu medijoje, pasakosiu apie save ir galėsiu padėti kitiems, nes jeigu aš sugebu padėti savo, mane balsas stebia. Jeigu aš galiu padėti savo, reiškia, aš turiu resursų. Reiškia, įmanoma padėti kitiems. Ir jo, aš turiu tokią norą. Jūs po to suprasit galbūt iš mano istorijos, kodėl yra toks noras. Žodžiu. Ir aš manau, atsakydama į šitą klausimas apie mano akcentas, jisai iškart dings. Aš žinau, kad gali ateiti visokie komentarai apie tai, kad jeigu aš gimiau Rusijoje, aš esu vatnikė, jau iš esmės vien dėl to, kad ten gimiau. Galbūt aš tai ir labiausiai bijau. Nes aš šiuo metu negaliu iki galo suvokti, kokia yra situacija, kokia iš tikrųjų yra situacija, gal mane pakirs laukia už tai, o gal aš nežinau. Matot, aš gyvenu nežinomybėje ir nusprendžiau tiesiog nebegyventi juose. Ir aš labai tom gėdžiuosi. Iki šiol man yra gėda pasakyti. Anksčiau, aišku, taip nebūdavo. Tai tapo. Medija, visa situacija, nors ir pagal logiką neturi būti jokio heito, nes aš nepalaikau jokių veiksmų. Bet aš žinau, kad jisai gali būti, nes jisai šiaip yra pas mane. Šiaip yra net tiesiog dėl akcentų. Taip. Ir kai man buvo 10 metų, aš atvykau į Lietuvą. Ir pradėjau gyventi Lietuvoje. Ir wow, žinokit, aš nesitikėjau tokios reakcijos. Aš tikrai nesitikėjau tokios reakcijos. Reikia šitą taisyti toliau. Ir iš esmės, galima pasakyti, nuo 2014 metų, tai yra metas, kada aš atvykau į Lietuvą ir prasidėjo mano istorija. Prasidėjo mano paauglystė, pasibaigė mano vaikystė. Ir here we go. Štai čia aš esu. Buvo sunkus gyvenimas. Visų pirma, dėl to, kad teko jaunam amžiui pakeisti šalį. Kai man buvo, o Jėzau, ta prasme, suvokėt, aš dar nieko nepasako, aš jau noriu verkti. Vat tame esmė. Kai man buvo 5 metai. Ok, čia tiesiog stresas. Kai man buvo 5 metai, mano tėvai išsiskyrė. Ir iki savo 9 metų maždaug, dabar tiksliai aišku, negaliu prisiminti kada ir kaip, mes gyvenome su mama vieni. Gyvenome Rusijoje, gyvenome gan sunkiai, tikrai pinigų neturėdavom, galima taip pasakyti. Ir gyvenimas buvo pilnas kažkokių iššūkių. Mama augindavo mane vieną, reikėdavo pramaitinti vaiką ir tuo labiau mano mama yra herojus, jinai gimė mane būdama 18 metė ir atidžiai, būdama pati labai jauna, išauklė tokia nuostabi mergina, nuostabi dukra. Ir aišku, jai buvo sunku, man buvo sunku. Be abejo, kai tėvui yra sunku, kaip vaikui gali būti lengva. Ir iš esmės mes su mama vieni dviese išgyvendavome laikotarpį, kada nebuvo galbūt ką valgyti.
kada iš esmės mes kartu su ja augdavome, suvokėt, jauna mama, mažas vaikas, jūs viens kitą, jūs beveik vienoj padėtyje esat, vat ką aš noriu pasakyti. Ir galime pasakyti, kad kada aš turiu patėvį, bet vadinu tėvą, nuostabus tėvas, nuoširdžiai pasakymas, kad nesvarbu, kas gimė, kas pagimdė, svarbu, kas išauklėjo, iš esmės aš galiu savo pritaikyti, nes aš jau seniausiai negaliu pavadinti patėvį, taip, aš vadinu tėvą, nes iš esmės netgi teisiškai taip ir yra. Taip ir gavosi, kad aš turiu Lietuvos pilietybę, dėl to, kad teisiškai tai buvo padaryta savo laiku, kad mano tėvas, dabartinis tėvas, kad jūs suprastumėt, turėdavo galimybės mane uždakterėti pagal teisės. Ir here we go. Aš gyvenu, aš turiu tėvą teisiškai ir taip gyvenu Lietuvoje. Bet nuo to momento, kai atsirado tėvas gyvenime, be abejo, prasidėjo toksai iš visus laikotarpius gyvenime. Mamai palengvėjo, man iškart palengvėjo, visiems palengvėjo ir atėjo mano vyras, o aš darau blogą. Ir aš pasakoju visą savo istoriją ir net iš kur aš esu ir panašiai, ir panašiai. Taip. Kai atėjo vyras, aš iškart įgijau jėgas, man tapo drąsiau pasakoti apie save, tai aš manau, kad toliau šiek tiek drąsiau kalbėsiu. Tai žodžiu, aišku, kai atsirado tėvas šeimoje, visiems palengvėjo ir buvo priimtas sprendimas išvažiuoti iš tos Rusijos ir dabar sėdant čia, aš galiu tik padėkoti visatai, nes aš niekaip neįtakoju tą situaciją, padėkoti visų pirma, ne visatai, o mano tėvams už tai, kad jie priėmė šitą sprendimą, nes be abejo, manau, mes visi suprantam, kad čia buvo geriausias sprendimas, kurį mes galėjome to padaryti. Ir taip ir buvo. Ir aš atvažiavau į Lietuvą. Bet šito vietoje man daugiau nebus galbūt ką pasakyti apie savo tėvus, tik tai pasakyti, kad aš juos stipriai myliu ir visai suprantu už visos mūsų paauglių metų nesusipratimus, nes šiuo metu situacija yra visiškai kitokia. Ir čia be abejo mūsų visų šeimos įdėtas darbas. Dabar mes galim labai gerai komunikuoti tarpusavyje nei kažkada. Bet aš vis tiek papasakosiu apie tai, kaip visų pirma papasakosiu vis dėlto apie save, kaip aš gyvenau šitam laikotarpį, kas man padėjo ir kodėl šiandien situacija yra kitokia. Pradėdama lankyti mokyklą, be abejo, kaip ir visiems paaugliams, prasidėjo paauglystė paprasčiausiai. Ir prasidėjo visokie mano negebėjimai komunikuoti sociume. Buvo labai daug bulingo, be galo daug bulingo. Ir man teko pakeisti 3 mokyklos Lietuvoje, tik Lietuvoje, nekalbant jau, kai aš gyvenau Rusijoje, ten aš pakeičiau irgi, man atrodo, 3 mokyklos, bet aišku, tada buvau vaikas ir keičiau mokyklos ne dėl bulingo, bet ir jisai vis tiek ten egzistavo, bet labiau iš mokytojos pusės gal. O dėl to, kad, kaip ir sakiau, kaip ir pasakoju, sunkiai gyvendavome su mamai ir mamai reikėdavo keisti darbus. Ir aišku, ir kaip aš sakiau, mano mama herojus ne visur imdavo mane, nes man buvo labai blogai be jos. Ir mane nepaliko nei mačiutei, nei kažkur. Jinai imdavo mane, ant kiek jai nebūdavo sunkiai. Ir taip aš ir keisdavau mokyklos. Ir atvykau į Lietuvą, negebėdama, neturėdama įgūdžius komunikuoti ir pasistovėti už save. Ilgą laiką, be galo, daug. Gali būti tik nuo savo 19 metus. Aš pagaliau supratau, kad aš galiu pasakyti ne visų pirma. Taip nesakykit man ir taip nedarykit. Iki to laiko aš negalėjau pastovėti už save iš vis.
Man galėdavo trinti mokykloje kažkas ir viską, ką aš galėjau padaryti, tiesiog pasižiūrėti į žmogų su savo akytėms ir pagalvoti, kaip taip, kodėl. Ir viskas, ir po to verkti tualete kažkur. Būdavo situacijos, kada, gerai, aš atsimenu, kaip vakar, aš atsimenu. 6 klasė. Man yra 12 metų, 12,5. Ir aš esu Lietuvoje tik 1 metai. Lankau mokyklą, kur kalbėdavo rusiškai. Tad matot mano dar Kaune ir mano draugų srautus, ir jisai buvo labai mažas, nes mažai kas, ir iki šiol mažai kas kalba Kaune rusiškai. Čia toksai lietuviškas miestas. Ir visa mano draugų srautus jisai buvo toksai gan uždarytas ir ilgai iš tikrųjų. Ir aš bijodavau eiti visokių užsiėmimų ten ir panašiai, nes aš, kaip ir sakiau, labai buvau tokia mergaitė, kuria, tikrai daug ką aš bijodavau ir, tarkim, mama visada sakydavo, Ana, eik, Ana, daryk, Ana, eik užsiimtum, Ana, padaryk tai. Bet visų pirma, kažkaip aš tiesiog bijodavau, man kažkokie tokie pokyčiai netgi pakeisti, išeiti iš savo kambario ir eiti ne tik į mokyklą, bet kažkur dar kitur, man kildavo stresą. Ir aš galvodavau dėl to, kad man tai nėra įdomu, taip aš nenoriu eiti, bet aišku, suvokdama, pradirbdama viską, aš dabar galiu pasakyti, kad aš tiesiog bijodavau tai daryti. Bijodavau keisti kolektyvus, nes nuo vaikystės tai darydavau ir atsimindavau visada tą nemalonų jausmą, kai tu ateini į naują kolektyvą ir tave niekas nepažįsta. Ir kažkaip nenorėdama tai kartoti. Ir 6 klasė, man 12 metų. Pas mane tuo metu buvo žiema. Ir aš neturėjau kojinius, tiesiog šiltus kojinius, jie buvo tikriausiai kažkur skelbimai įmestas. Ir man reikėjo buvo paimti pėdkelnes, juodus tokios storos pėdkelnes ir suknelę. Nes, tai nebuvo žiema, tai buvo kovo 8, atsiprašau dėl to suknelė. Taip, ne žiema, bet vis tiek šalta kovo mėnesį. Ir aš ateinu į mokyklą, viskas tvarkoju, kaip ir paskutinę pamoką, aš net atsimenu, kad tai buvo istorija. Ir aš labiau galiu pasakyti, aš net atsimenu, kad ten buvo ne mūsų mokytoja, jos reikėjo buvo kažkokia kitai mokytojai pakeisti tą dieną. Ir gal tos pėdkelnės šiek tiek pas mane nukrito nuo suknelės ir, žinot, buvo toksai tarpelis tarp suknelės ir pėdkelnės. Ir matydavosi oda šiek tiek mano ant kojos. Ir buvo situacija, kada viena iš mano tuo metu klasiokės tiesiog nusifotografavo mane po kėdžių su mano toms pėdkelnės nuotraukoms, atsiuntė tas žinutės visiems ir netgi mano mamai apie tai, kad aš esu dukra, neturi teisės tai vaikščioti į mokyklą ir kad, ir žodžiu, daug kažkokių kitų šūdų. Ir nuo to momento prasidėjo visas kitas šūdas. Aš tada atsimenu, kad aš atsikeliu ir šiek tiek pramiegojau mokyklą. Ir aš atsikeliu jau po 8:40 arba jau 9 ir niekas mane nepasikėlė. Ir mano mama džiuvo plaukus ir aš galvoju, kas vyksta, kodėl niekas neatėjo ir nesakė man, kad aš pramiegojau mokyklą ir aš turiu tiesiog kuo greičiau bėgti į mokyklą. Aš atsikeliu, išeinu, mano mama džiuvo plaukus ir aš sakau, mama, aš pramiegojau mokyklą. Ir jis sako, jo, Ana, bet tu šiandien neisi į mokyklą. Aš galvoju, kodėl? Kodėl aš šiandien neturiu eiti į mokyklą? Ir man sako, ne, nes atsitiko vienas įvykis ir jinai duoda man paskaityti žinutę, nes aš pradėjau klausinėti kokį ir kodėl aš neturiu eiti į mokyklą. Ir aš atsimenu tiesiog kažkaip gavosi taip, sunku laikotarpį. Žinot, kokia mano reakcija būdavo anksčiau? Aš skaitau galbūt žiauriausių žinutę tuo metu, kurią man teko paskaityti ir aš tiesiog, okei. Ir viduj, tik tai, žinot, toksai tyliai kažkas krenta. Čiūju mano širdis ant tūkstančių dalelius. Toksai jausmas, kad viduje kažkas krenta, kažkokia tuštybė ir niekas viduje daugiau
daugiau nei tuštybė nėra. Perskaičiau tą žinutę ir prasidėjo visokie bulingai nuo to momento, taip, nes ta žinutė buvo atsiusta ne tik mano mamai, bet ir kitiems vaikams. Ir, nu, įsivaizduokit, kai pubertatas, taip, visi berniukai iškart jau, kad aš čia su pėdkelnėm mokyklai vaikščionu, tai vėlgi aš esu prostitutė jo. Ir mes jau nekalbėsim apie tai, kad aš tada net berniukų už rankų nesulaikydama. Bet aš tapau tokia mergaitė, kurie galėjo tai padaryti. Ypač mano, dar prasidėjo viskas nuo tai, kad suknelė jinai buvo šiek tiek aptempta ir mano kūno bruožai, jie gražus. Nu, ir dėl to, kad aš turėjau kažkaip genetiškai nuo vaikystės tą užpakalytę riestą. Man reikėjo daug dėl tos užpakalytės savo riestos gyvenime iškentėti, būdama vaikas. Realiai 15 metų čia. Aš užskaitau, kad tai vis tiek yra vaikas. Paauglis, bet kuriuo atveju vaikas. Kokius paauglius turi teisės? Tas tam ir yra žiauri paauglystė, nes tu jau supranti, kad nebeisi vaikas, bet teisės turi tokius kaip vaikas. Jokius, reiškia. Tėvai ant tavęs teisės turi. Ir tas bulingas mokyklui tęsdavosi ilgai. Negaliu pasakyti, kad mano nebuvo manęs įdėta į tą bulingą. Jeigu bent vieną kartą, kaip sakant, aš būčiau pasakus žodį ne ir bent kartą pasiųsčiau tą žmogų, kuris galėdavo man sakyti tokius žodžius atgal, gal ir man būtų daug paprasčiau. O ką? Tau pasakė šūdą, tu pasakai šūdą atgal? Deal. Bet ne, aš negalėdavau pasakyti. Aš kažkur save viduje vis tiek jausdavau, kad jie gali tai padaryti. O kas aš esu? Kažkaip nuo atvykimo į Lietuvą aš jaučiau, kad aš esu svetima. Taip, visi kalba kitą kalbą. Ir kasgi aš tokia, kas duoda man balsą pasakyti kitam žmogui. Jeigu kitas žmogus turi tokį, nes aš negalėdavau tai pasakyti kitiems. Aš negalėjau savo tai leisti, o kitas žmogus tai leidžia, reiškia, jisai turi daugiau jėgos gal. Ir aš tik neturiu. Ir aš negalėdavau tai pasakyti. Ir taip ir jausdavau save. Auka, kuri viską, ką galėjau, tai kentėti. Ir ką aš galiu savo pasakyti dabar, ačiū už tai? Aišku, kad ne. Bet bulingas, įdomiausia iš visos šitos istorijos, bulingas buvo iš mokytojų taip pat. Irgi atsimenu, buvo viena mokytoja. Gal aš nežinau, ar aš galiu minėti ten pamoką, kurį jinai vesdavo, gal ne visai. Tai tiesiog tada, nesvarbu, kokia ten pamoka, tiesiog mokytoja, kurie galėdavo pasakyti per pamoką, kad aš atvykau iš Rusijos, kad aš nežinau, kaip civilinis pasaulis gyvena, kad aš iš džiunglių atvykau. Ir tai buvo labai, taip žinot, rasistiškai tikrai. Ir kaip aš ir minėjau, aš atvykdama į Lietuvą jau jaučiau save svetimai, nes girdėdavau ten vaikų aukštelį, vaikai šneka kitą kalbą, net ne angliškai. Ir visada galvodavau, kad bus sunku susikalbėti, nerasiu draugų. Atvykau į internacionalinę mokyklą ir galvodavau, visi ten kalbėdavo rusiškai. Ir aš pagaliau pradėjau galvoti, kad, tai reiškia, aš nesu viena. Bet, suprantat, toje mokykloje buvo daug skirtingų vaikų iš daug skirtingų šalių. Gal iš Rusijos buvo šiek tiek mažiau. Neatsimenu realiai, kas ten buvo iš Rusijos. Tikrai atsimenu, kad iš Baltarusijos, iš Ukrainos buvo vaikai. Ir iš Latvijos, kiek net atsimenu, būdavo. Bent jau girdėdavau, kad iš Latvijos net būdavo vaikai. Žodžiu, skirtingi vaikai. Bet galbūt iš Rusijos aš iš vis klasėje buvau viena. Ir buvo taip pasakyta, žinot, jau tada buvo tokie laikotarpiai, net, jau 2014-2015 metai ir tada buvo nikom geresnė situacija. Ir aš dar labiau pradėjau jausti save svetima. Ir aš, aišku, nieko negalėjau pasakyti. Būdavo sukurti visokie čiatai apie tai, kad kaip, ačiū Dievui, ten mokytojų nebuvo tame čiate, aišku. Bet būdavo vaikai, kurie galėjo komunikuoti apie tai, kaip mane ten nusižudys, tarkim, nužudys.
Ir vis, kad mane ten daug kažkokių šūdų apie mane būdavo. Ir žinot, aš manau, kad čia viskas tik dėl to, kad aš erzindavau kitus, nes aš tyliu. Žinot, tas dalykas, kur tu sakai šūdą ir kyla adrenalinas, nes aš suprantu, kad vaikams kildavo adrenalinas daryti tokių dalykų. Ir tai užsiveda labai stipriai. Tu jauti tokia valdžia ir nors tau gali būti, aš manau, kad tie vaikai tikrai, užaugdami, jam tikrai šiuo metu, man tai būtų, tarkim, gėda už tokių šūdų, jeigu aš daryčiau. Ir aš žinau, kad jiems gėda. Ir aš manau, net, šiandien tai jau koks skirtumas, taip kaip sakant. Bet tada, net tuo metu aš žinodavau, kad tikrai jiems galėdavo būti gėda už tai. Bet kartais tas adrenalinas ir tas valdžios skonis, ir ypač kai jūs nekentėt vieną žmogus, labai faina susikurti draugų grupelės, taip visada. Bendrauti ir turėti draugų prieš kažką yra visada labai lengvai. Tai aišku, aš esu padėjus be galo daug žmonėms susikurti tuo metu klasėje arba mokykloje kažkokių naujų draugų grupelė, nes jų bendra tema būdavo, kad, nekęst mane. O aš dar kaip tyčia, žinot, dažydavau plaukus tokius. Galėjau, tarkim, pasidažyti kokie žalias plaukais, būdavo pas mane žalias, ten raudonas, piercingai visokios ten buvo, netgi tuneliai pas mane. Ir kuo toliau, tuo labiau aš pradėdavau, žinot, netgi išprovokuoti tą visą pyktį ant mane, žinot, aš darydavau viską, kad atrodo tą įprastą jausmą, kai tu esi svetimas, kažkoks netoks nei kiti, tą šūdiną jausmą, kurį aš jausdavau nuo pat vaikystės, kažkaip man jisai buvo ant tiek įprastas, kad aš suprasdavau, kad pasąmoniškai, aišku, nesąmoningai, viskas tai buvo pasąmoniškas, aš toliau maitindavau tą agregorį, žinot, ir keisdavau save į tokią kryptį, kur apie mane šūdą galėdavo dar daugiau pasakyti. Ir jo, tas labai gerai veikdavo. Ir man neteko pakeisti mokyklą. 9 klasėje aš pakeičiu mokyklą, bet neilgam. Minė pertraukėlė. Gerai, viskas, aš grįžau. Aš pakeičiau mokyklą būdama 9 ir perėjau į 10 klasę. Ir žinot, aš galiu tai pasakyti. Štai ten jau man buvo 16. Ir aš manau, čia buvo žiauriausias iš mano paauglystės laikotarpis, nes aišku, kaip ir minėjau, aš nelabai noriu liesti tėvus šitoje vietoje, nes aš turiu jiem pagarbą ir tikrai nenoriu pasakoti apie kažkokius, žinot, išnešti tą šaukšlį jau iš ten, kur tikrai aš nenorėčiau. Bet tuo metu buvo ir ten šiek tiek problemų. Šiaip laikotarpis. Suaugusiai turėjo savo problemų, o vaikai turėjo savo. Tai vat. Ir mano problema buvo tame, kad aš jausdavau save visiškai vieniša. Aš taip ir nesugebėjau sukurti draugus ir nesugebėjau nustot galvoti, kad aš esu svetimas žmogus čia aplamai. Ir nuėjau į savo tokios jau paauglystės, į 16 metų savo su visiškai sulaužytą suvokimą apie save. Ačiū, meilė. Ačiū. Gal vandenuką gali man dar paduoti? Jau tuo metu aš galvodavau apie save, kad aš esu neverta aplamai būti šitam pasauliui. Aš esu antiek svetima, kad aš jau tada galvodavau, kad aš jau ne tada, bet jau tada, turiu minėti, aš galvodavau, kad aš aplamai neverta būti čia šitam pasauliui. Kad viskas apie mane yra blogai. Ir čia buvo mano įprastas pasaulyje, įprasta būsena. Ir aš tik tai, ką galėjau, egzistuoti juose ir toliau gyventi. O gyvenimas buvo toks, kad pateikiau jau į lietuvišką mokyklą. Visą šitą laiką prieš tai kalbėdama rusiškai. Ir mes su tėvai pagalvojome, kad čia bus geras sprendimas, nes toj mokykloje dar būdavo mano, taip sakant, pažįstami žmonės. Ir į klasėje buvo pažįstami žmonės. Ir aš galvodavau, kad nieko negali atsitikti baisaus, nes ten yra pažįstami žmonės, labai pažįstami. Tuo labiau aš pagaliau pradėsiu normaliai kalbėti lietuviškai ir viskas bus gerai, nes mokykla turėjo gan gerus atsiliepimus.
Bet viskas gavosi dar žiauriau. Dar žiauriau, nei aš galėjau tada pagalvoti. Aš jau buvau tokia gan neformali su tais savo plaukais, bet tada, man atrodo, aš turėjau labai trumpus juodus plaukus. Ir nemokėdama aplamai apie save kalbėti. Aš atėjau labai uždaryta kaip asmenybė. Sunku buvo pasakyti, kuo aš gyvenau, kas aš esu ir kas su manim yra, nes atrodau aš gan keistai iš šono. Ir aišku, aš atėjau, tokia visa tyli, tokia visa keista, atsisėdau už stalo, tada aš atsimenu, ir visi taip žiūri, kas tu čia esi. Ypač tie žmonės, kurias aš pažinodavau. Ir viskas taip iškart buvo keistai. Bet aš pripratau jausti save keistai, tad aš nieko nepakeičiau su šitą nuomonę apie save, kad aš esu kažkokia keista. Ir kuo toliau, to kažkaip... Bet pradžioj ten buvo faina, aš net suradau kažkokių draugų ten, aš atsimenu. Ir netgi dėka toms draugams aš pradėjau kažkaip jausti netokia ir svetima. Ir jie kalbėdavo lietuviškai, kas man labai labai padėjo pajausti save pagaliau nesveitima, nes aš kalbu su... Ir suprantat, nežiūrint į tai, kad aš turiu pilietybę, aš vis tiek jausdavau ilgą laiką svetima. Bet rašydama šitą video ir bijodama pasakyti apie savo istoriją, aš netgi kažkiek vis tiek jausdavau save svetima. Galbūt iki šiol jaučiu. Tikiuosi po šitą video jau nebe. Ir jie kalbėdavo lietuviškai ir aš kalbėjau lietuviškai su jais ir aš galvodavau, wow, aš jau aš turiu vietą tarp žmonių, kurie čia gimė. Aš jau neįsu svetima tiek, ant kiek aš galvojau. Ir pradėjau šiek tiek net keisti savo stylį. Ypač man padėjo mano tėvas. Suprantat, tą laikotarpį visą kitoj mokykloje aš vaikščiodavau oversize, bet ne fainas oversize. Žinot, aš mėgstu oversize drabužius. Aš netgi dabar sėdžiu su oversize maikutė, bet aš tada atrodydavau grinai kaip... Atleiskit, bet kaip bomžas. Atleiskit, net tikrai nepagalvokit, kad aš prieš oversize, bet aš gal įmesiu kokį nors nuotraukų, aš tada vaikščiodavau su ne tiesiog XL ar L drabužiai, aš vaikščiodavau su XXXL drabužiais iš Humanos, netgi nevalydama tos drabužius, jie smirdėdavo tos, žinot, kai Humana nupirkai kokį drabužį ir jinai smirdavo tom senovėms ir aš galėjau nupirkti ir vaikščioti. Ir taip ir vaikščioti. Aš, nes suprantat, viskas, kuo man blogiau tuo metu būdavo, tuo man geriau. Tuo aš labiau įprastai save jausdavau. Man reikėjo pastovi kurti tokias nepatogos aplinkybės aplink save, kad man būtų įprasta egzistuoti tame. Ir jau tada, ypač kai atėjau paauglystė, šiek tiek, jau kažkaip mane norėjo ir tėvai pakreipti į tą būklę, kad Ana, tu vis dėlto esi mergaitė ir tu esi graži mergaitė ir kam slėpti savo grožį, nes kaip aš ir sakiau, aš nuo vaikystės turiu gerą genetiką dėl figūros ir aišku, priežastis, dėl ko aš vaikščiodavau su XXXL, nes dėl to, kad man pastoviai pubertatiniam periodai ir berniukai ir mergaitės visada kažkaip sakydavo tik dėl mano figūros, kad aš esu kažkokia jau, kaip aš ir minėjau, jūs suprantat, mergaitė su lengvais principais, taip sakant. Ir tėvas pradėjo mane apsirengti Gės parduotuviai. Tada tai buvo katų Gės parduotuvėlė. Kas nešiojo Gės? Jūs įsivaizduojat, jo tokios aptemptos ten maikutės, džinsiukai skynė, tokia viskas girl, bet ne tiesiog girl, žinot, bet toks dar 2000 luxury style, nes ten visokie blizgučiais ir panašiai. Ir tėvas pradėjo mane ten apsipirkinėti. Ir sakyt, pažiūrėk į savo figūrą, kokia tu graži, tėvas, mama, ta prasme, šiaip man sakydavo, kokia tu graži, Ana, pažiūrėk į savo figūrą, nereikia slėpti, atvirkščiai, galima pabrėžti ir atrodyti labai gražiai. Žinot, čia tikriausiai, aišku, aš negaliu sakyti, kad tai buvo klaida, bet niekas negalėjo pagalvoti, kad tai galėjo būti klaida, nes aš pradėjau taip rengtis į mokyklą. Ir žmonės, aš iki šiol negaliu patikėti, kad visas šitas šūdas, kas ten toje mokykloje būdavo. Jūs suprantat jo, kad jūs jau suprantat, kad aišku, apsirengdama taip, bet aš vis dar buvau tokia keista mergaitė, aš vis dar keistai komunikavau, keistai bendravau, aš vis tiek negalėjau taip staigiai
tiesiog pakeisdama drabužius pakeisti savo asmenybę. Aš vis tiek kažkaip, ieškodavau įprastos savo būsenos, kas pasakys apie mane šūdą, kažkaip provokavau savo, sėdžiu taip ir kažkaip taip keistai sėdžiu. Bet tada aš radau kitą variantą, kaip išprovokuoti. Aš pradėjau rengtis labai taip jau girly girl, bet aš pradėjau nušioti raudonos lūpos, įsivaizduokit. Raudonos tokios. Žinot, va dabar aš vėl jos nešiočiau, tai buvo mamos raudonos lūpas MAC firma ir aš čia buvo geriausias raudonas lūpdažis mano gyvenime ir aš neatsimenu nei kodo, nei nieko ir taip ir neradau savo raudono lūpdažį, kurį aš tada turėjau. Ir aš pradėjau nešioti tokius raudonos lūpdažės, tokios, aš jau tapiau tokia girlagi jo, bet aš negalėjau vis tiek būti tokia basic. Nes aš negalėjau jausti niekaip kitaip nei blogai. Man tik jeigu aš jaučiu save svetima ir mane šiko ir šūdina man tik tada yra įprasta būsena. Ir aš turėjau tokių alainerių iki čia, grinai iki čia. Ir kada žmonės vieną dieną pamatė iš tokios mergaitės, tokios mergaitės, tai jiems iš vis atsitiko kažkoksai. Žodžiu, išprovokavau, nieko nesakydama, tiesiog iš išvaizdos. Antiek, kad netgi buvo įvykis su mokytoju, kuris prieš visą klasę pasakė apie mano užpakalį, nes aš pradėjau skinny jeans nešioti. Ir ką jisai sakė, tai sakė, aš net tą citatą atsimenu, prieš visą klasę, kažkaip aš atsistojau, ten žodžiu, buvo jau pamoka, atsistojau, aš kažkur išeit. Atsimenu, kažkaip ten dalies mokytoja, neatsimenu žodžiu, kurios pamokos mokytoja, nes aš nenoriu, kad būtų kažkokias, nes tuoj man dar atsiūs nafik laišką po šito mano meilė, kaip vadinasi, kai tu kūdikui jo išpasakoji. Kunigui. Jo, gal iš mano išpažinties dar ateis laiškas iš praeities už tai, kad aš čia kažką stipriai minėjau. Tai kažkokia mokykla, kažkoks mokytojas, kažkokia mokytoja. Ir kažkokia mokytoja mane pakvietė kažką ten dabaigti iš darbų. Ir aš atsistojau. Ir kažką tam mokytoju atėjo į galvą. Pasakyti, Ana, tu ką, esi balerina? Tau patogu su tokio užpakalį vaikščioti? Tau patogu su tokio užpakalį vaikščioti, tu ką, esi balerina? Visa klasė žvengia. Visigi, ir tada irgi apie mane galvodavo, kad aš kažkokia ten esu paskutinė iš rajono. Vien dėl to, kad užpakalis riestas. Atsakau, mano riestas užpakalis, čia nežinau, čia tragikomedija, kaip vadinasi, taip. Ne tiesiog džiaugtis, jo. Džiaugsis, kad figūra fainė. Ne, aš nekentėjau šitą užpakalį, aš tiesiog nekentėjau savo kūną, savo nuostabų kūną, įsivaizduokit, aš nekentėjau ant tiek, bet, aš galiu suprast, kodėl, nes man reikėjo kažką nekęsti, suprantat, aš, įpratau taip gyventi, tiesiog jau buvo įpratis. Ir žmonės. Tada prasidėjo tiesiog kažkoksai, tragedija prasidėjo, žodžiu, po šito įvykių. Aišku, visi žvengia, aš išeinu iš kabineto, nes pakvietė tą mokytoją, aš jai sakau, jūs girdėjot, ką man sakė? Ir jinai man tokia, girdėjau, Ana, ar rimtai, ką tu vaikščiai su tokiais drabužiais, pamenu, ten tiesiog aptimti kažkokie džinsais ar juodi kažkokie ten, leginsai, džinsais, neatsimenu. Jo, Ana, ką tu su tokiais drabužiais vaikščiai? Tu provokuoji vyrus. Drop the mic, nes aš pradėjau tiesiog, aš net nenuėjau iki kabineto, kur man reikėjo ateiti, aš tiesiog pradėjau verkti. Tada kažkas vis dėlto man jis buvo sulaužyta. Žinot, aš nepaminėjau vieną įvykį, nes aš suprantu, kad aš nelabai tai gal ir norėjau minėti. Bet aš manau, kad irgi verta paminėti. Laikotarpiai, kada man reikėjo buvo pakeisti mokyklą nuo 9 į 10 klasę, buvo šiek tiek kitas įvykis mano gyvenime. Taip, aš manau, apie tai galima pasakyti vis dėlto.
Buvo, kaip jūs gal ten atsimenat, aš sakiau, kad aš jau turėjau tokią situaciją vidinę, kad aš net nežinojau, ar aš esu verta būt jo čia, šitam pasaulyje. Ir aš turėjau įvykį taip, ten, aš ten nuo 5, nuo 6 iki ten tos 9 klasės, 8. Man buvo žiauriai didelis panikos ataka, aš negalėjau normaliai eiti į mokyklą. Buvo ant tiek daug bulingo, kad aš tiesiog negalėjau egzistuoti tame. Ir dėl to ir buvo ta vidinė kova, kur atrodo aš įpratau, nu čia suprantat, aš dabar jau galiu taip sakyti, tada tuo metu aš taip nesuprasdavau, bet aš įpratau būti tokia išrūdinoj savijautai visada. Ir man tai buvo įprasta, bet tuo pačiu metu aš kentėjau dėl to. Ir čia pastoviai buvo vidinė kova, kur aš noriu, kad man būtų geriau, bet aš tuo pačiu metu ir nenoriu. Ir dar plus pubertatas, nu ir žodžiu, viskas papildomai. Ir svetima šalis. Ir aš turėjau antidepresantus. Klausimas, ar man reikėjo juos turėti. Man tada išrašė gydytoja, ne šiaip kažkas ten man kažkai sandėlį ten davė. Buvo, aš lankiau daug psichologų, terapeutų, kurie turėjo man padėti. Ir ten, aš negalėjau, aš turėjau insomnijos didelis, žodžiu, plus tas telefonas supistas su to internetu, ką aš ten tik neskaičiau, kažkokius, nu tiesiog, aš manau, kad ir internetas mane paveikė, dėl to aš tikiu, kad egzistuoja internete daug šūdus ir to pačios visokios debiliškos propagandos tarp vaikus ir paauglės, kažkokios depresija vien tik, ir aš to žiūrėjau, taip, tam pačiam Instagram'e, TikTok'e. Ir aš neradau nei vieno geriausio būtų, nei vieną dieną. Kažkas šūdas ten buvo mokyklų, kokį gal dvejetą gavau. Žinot, tuo metu jau nebuvo skirtumo, kas išprovokuotų mane. Ir aš supratau, kad galbūt geriausia, ką aš galiu padaryti, tai išgerti visą pakelį. Aš atsimenu net vaistus, tai buvo diazepamas. Tie, kas žino apie tos vaistus, gal tada šiek tiek suvoks, kas yra perdavimas diazepamo. Čia yra gan sunkiai vaistai, man reikėdavo jos, atsimenu, gerti tik pusę tabletį į dieną. Aš išgeriau 9, man atrodo, ten buvo iš vis 10 tablečių, aš išgeriau 9. Ir aš išgeriau 9, nes aš atsimenu, aš po vieną gerdavau kažkaip, ne iš karto visą stop, kaip šiandien, o aš taip po vieną, aš taip kažkaip dar mąstydavau, ar reikia taip sustoti, ar nesustoti man. Aš pajungiau Makarena dainą, Makarena, nu absurdas, visiškas absurdas, suprantat, aš jau gyvenau kažkokiai tragikomedijoj tuo metu ir gėriau tos tabletės. Ir ant 9 jau atsijungiau, man atrodo. Nu, aš nelabai atsimenu, kas ten toliau buvo, bet galėjo būti viskas. Dar reikia paminėti, kas pasakys, kaip tu sugebėjai išgerti tos tabletės. Suprantat, jos nuo mane tos tabletės be abejo slėpdavo. Bet aš buvau gi ne 3 metų vaikas, aš buvau paauglė, kurie nu, išmanyta buvau. Ir be abejo, nu, mano tėvai negalėjo pagalvoti, kad aš galėčiau ant tiek nueiti tokią situaciją. Ir jie slėpdavo ir aš tiesiog radau. Mano mama, jinai tiesiog norėjo patikrinti, ar atidarytas langas mano. Nes aš kartais miegodavau su uždarytą langą ir kad būtų deguonė mano kambaryje. Nu ir žinot, paauglės aš visada sėdėdavau kambaryje, aš iš vis neišeidavau iš to kambario, dėl to, nu, tėvai ne visada mane tikrindavo, nes dar pabandyk mane patikrinti, aš pradėdavau rėkti, išeik iš čia, išeik, aš noriu tave matyti. Ir ten, žinot, tokiam svinarnikė visiškai, ten belenkoks bardakas visada būdavo, gyvendavau, ir dar bei deguonių, ten viskas dar smirdėdavo, žodžiu, prisimint man net nesmagu. Ir jinai norėjo tiesiog patikrinti. Tiesiog va, tą naktį jinai užnorėjo patikrinti ir nu, rado mane. Jo, aišku, be sąmonės. Ir ką aš atsimenu, tai tiesiog greitąją. Man darydavo tas širdies, labai skaudėdavo. Aš tą skausmą tikrai atsimenu. Man tad masažą tą darydavo, žiauriai skaudėjo ir va tą skausmą aš atsimenu. Ir toliau aš, labą dieną, vaikų psichiatriniam skyriui, beveik 3 savaitės. Gulėjau. Ir tada pakeičiau mokyklą. Išeidama, pakeičiau mokyklą. Su tokiu backgroundu žmonės, su tokiu vat backgroundu. Ir vat visas šitas šūdas ten. Blogiausia ir žiūriausia situacija iš visą tas 10 klasės, tai kad aš ten turėjau, sakiau, draugus.
Ir kai kam aš esu papasakojus šitos situacijos. Matot, iki šiandienos niekas apie tai nežinodavo, išskyrus labai mažai žmonių. Tai yra mano vyras ir keli žmonės iš praeičio galbūt. Nu, be abejo, tėvai viskas. Ir taip, aš papasakoju vienam iš tam žmogui. Ir kažkaip šitą informaciją jinai išplaukė. Kažkaip apie jos, sužino visą mokyklą. Ir tas žmogus galbūt norėjo pasakyti atvirkščiai kitaip, kaip aš ten girdėjau, kad tai buvo pasakyta apie mane dėl to, kad, nebūlinkit ją, nes jinai turi tokį backgroundą, jai dabar yra labai blogai, man po šitos situacijos tapo antiek blogai, kad aš, tėvai jau tada mane labai stipriai prižiūrėdavo. Tada, aišku, aš jau negerdavau jokių antidepresantų, nes aš negalėjau, nes buvo tas perdozavimas ir mes tiesiog neeksperimentavome su kitais vaistais. Tiesiog pastoviai buvo mano tėvai šalia manęs. Ir aš manau, kad čia buvo geriausias sprendimas tuom laikotarpiu turėjau. Ir aš negalėjau eiti į mokyklą. Aš vemdavom ryte, aš sverdavau kem 6, kem 5 kilos darbo ligoninės. Čia buvo siaubas. Iš tikrųjų, čia buvo siaubiausias laikotarpiai iš paauglystės. Ir esmė tame, kad buvo ir visa klasė taip mane heitindavo žmonės. Čia prasidėjo kažkoks absurdas. Ir turėjo buvo įvykti su psichologė pokalbis klasiai. Taigi tas mokytojas. Reikia šiek tiek papasakoti apie tą trumpai. Tas mokytojas, kuris pasakė tą šūdą, jisai buvo draugelis visų žmonių tenai, visų turieminių vaikų. Nuo ten 5 iki 12 klasės, nes jisai buvo tas mokytojas, kuris galėjo ten galėdavo pajungti rock'n'rollų dainą per pamokos. Galėdavo tiesiog ten, jeigu vyksta kontroliniai darbai, duoti visas atsakymus. Tipo, net, žiūrėkit, aš jums duodu atsakymus. Visi gauna 10 ir varykit. Ir kaip galima nemylėti tokį mokytoją, būdamas, aš nežinau, 16-metis vaikas. Vat kaip. Aš jo pradėjau nemylėti dėl to įvykio. Iki tol, man buvo kažkaip, jokį skirtumą. Tiesiog pamokai, apie kurios nereikėdavo rūpintis, taip sakant. Bet kiti kažkaip jo stipriai ten dievindavo vos ne. Ir kada atsitiko tą situaciją, mes paprašėme su tėvais, mes iškart pas direktorę nuėjome, jo ten buvo viskas taip gan seriously, nes čia jau ne vaikas pasakė, ne paauglius, o grinai senas mokytojas kažkoksai. Ir the fuck jisai iš vis šneka apie 16-metę užpakalį. Kur jisai žiūri? Mums iškyra klausimas, kodėl jisai žiūri į mano užpakalį. Okay? Ir esmė kame, viskas, kas reikėjo iš to mokytojo, mes paprašėme, kad jisai tiesiog atsiprašytų prieš visą klasę. Kaip jisai pasakė šūdą prieš visą klasę, tai būnė jisai atsiprašys prieš manęs, taip pat prieš visą klasę. Pagalvokit, ar tai atsitiko? Aišku, kad ne. Atsitiko kitas debiliškas dalykas. Jisai atėjo ir padavė prašymą apie išėjimą. Pats, savarankiškai. Jos to neprašydavom. Kitas dalykas, jisai turėjo 2 savaitės iki išėjimo pergalvoti savo sprendimą. Bet ką jisai nusprendė? Kol aiškindavomės su psichologija, kad praleisti kažkokią pamokėlį su visą klasę apie tai, kad nereikia mane būlinti jo, kad aš esu, susipažinti gal su manim, kad aš esu adekvati ir kad vaikai būkit šiek tiek mandagesnė kitiems vaikams, jo, mes visi žmonės, jo, human creatures. Ką darydavo šitas mokytojas? Visi tas likusius ten kiek laiko, kiek jisai dar buvo mokykloje, jisai pasakodavo šūdą apie tai, kad yra tokia mergaitė, dėl kurios mane šalina iš mokyklos. Aš primenu, šitas mokytojas buvo verchatūro tarp visų paauglių ten. Ir visi, kas ta mergaitė, kuri tai padarė su jumis, jūs. Ir aišku, jisai neminėdavo mano vardą, aš manau, ant tiek jisai ten neišpratėdavo. Jisai pakankamai ten išpratėjo, bet ne ant tiek jo, kad, nors vėlgi klausimus, gal ir minėdavo, nes kažkaip žmonės sužinojo, kad čia esu aš. Dėl manęs, dėl mano riestos užpakalytės. Jo, juokingas skamba dabar, bet tuo metu, čia buvo tragedija, iš tikrųjų tragedija man. Ir aš užjaučiu savo iki šiol, kad man teko tai visą patirti. Ir visą šitą, iki tol apie mane žinodavo tik mano klasė, po šito žinodavo visą mokyklą. Retas žmogus, kas ne. Ir viskas taip susitapo, kad iki tol, kol prasidėjo tie pamokėlės su psichologija,
mane nekentėjo visą mokyklą, nes dėl manęs išėjo tas žiauriausias mokytojas. Gerai, sekantis žingsnis buvo toks, kad prasidėjo tie pamokėliai su ta psichologė ir kada man sako, Ana, tu esi ne psichologė, kad sakyti apie savigundą ir meilę. Žinot, aš turiu backgroundą ir pažįstu pakankamai daug psichologų, kurių licencijų aš jeigu turėčiau teisės, atimčiau su savo plikom rankoms, tiesiog iš po rankos išplėščiau, išmeščiau iš šiukšlę ir sakyčiau, kad tu uždraustas turėti kažkada galimybę gydyti psichologiškai žmonių. Vat čia yra vienas iš tokių žmonių, kam aš taip padaryčiau. Ir ką jinai padarė? Jinai atėjo į klasę. Visi klasė buvo, net kartu su mokytoju visi buvo. Kad, papasakoti apie tai, kad mane nereikia bulinti. Ir žiūrėkit, koks buvo tenai pas ją, kokia buvo esmė. Ką jinai padarė? Jinai atėjo su tokiais lapeliais baltais. Daug tokių mažų baltų lapelių. Ir sako, parašykite viską, ką jūs manote apie tą žmogą, dėl kurios mes čia susirinkome. Ar kažkokį tokį šūdą jinai sakė, arba gal jinai nepasakė apie tą žmogą, bet parašykite savo nuomonę, kodėl jūs manot, mes čia susirinkome. Visiems davė lapuką. Galbūt jinai norėjo išsiaiškinti, ar tikrai čia dėl manęs. Gal tiek skundos ant šitos klasės yra ne dėl to, kad jie mane bulino nesveikai, o gal ten, nežinau, dėl to, kad matematikos mokytojai nemėgsta jie. Gal, aš nežinau, nors jinai buvo įspėta, dėl ko jinai atėjo į šitą pamokėlę, dėl ko jinai turi kalbėti. Ir reiškia, visi pradėjo rašyti ant lapelio, spėkit ką, šūdas apie mane. Vienos iš tokius šūdos ten buvo parašyta, žinau, kas ten parašė, bet buvo taip parašyta. Nežinau, ar mano manimu yra normalu provokuoti, arba ten vaidinti iš save auką, kad dėl to, kad jos bulina, jinai vėl save nusižudys. Nusižudys. Bet žinot, kaip aš sužinojau apie tos lapelius, nes šitą psichologija pradėjo garsiai skaityti tos lapelius. Aš duodu jums tiesiog apmastyti, įsivaizduokit tą situaciją, kur parašyta krūva šūda ir jinai kiekvieną lapą skaito garsiai. Įsėdžiu aš ir suprantu, čia apie mane eina kalba. Čia be abejo, nes kiekvienas suvokė, dėl ko čia susirinko. Ir žinot, aš jums taip pasakysiu. Viską, ką aš atsimenu iš tos pamokėlės, tai kad aš jaučiau tiesiog metalo skonio burnoj. Žinot, tas adrenalinas, kada aš galvoju, kad mane dabar apsaugos, o ką iš tikrųjų padarė, tai tiesiog, žinot, kaip sovietiniu laikotarpiu, grinai. Ką man nebesakytų, kad kai kurie mokyklai pakeitė savo vardus, kad jie dabar jau nebe rusakalbų mokyklos ir panašiai, sovietinis laikotarpis tame mokyklai vis dar egzistuoja. Ir kai kurie mokytojai iki šiol ten ir žmonės gyveno sovietiniu laikotarpiu. Tai kad ne visada užtenka pakeisti tik vardą. Jo man atrodo, kad reikia pradėti gal nuo visos sistemos. Ir aš sakau, visiškai kaip sovietiniu laikotarpiu, žinot, kaip ten pasakodavo močiutės ir panašiai, kada tu atėjai su padažytais nagais į mokyklą ir tave prieš visą klasę žemina, sako, tu nedrįsti būti skirtinga nuo kitų. Blogai būti kitokiai. Reikia be lakų, be makijažų, su uniforma, kaip visi. Ir, situacija tokia, atėjo tiesiog psichologė, kurie pradėjo tiesiog žeminti, nes ką toliau, ten kažką jinai ten tokia pratinga pasaka, skaito šūdą apie manęs. Kažkaip ten jinai bandė išsisukti iš šitos situacijos, nes mato mano veidą ir supranta, kad viskas eina gal ne pagal planą, kokią jinai ten turėjo, vėlgi tik Dievas žino. Ir toliau jinai, aš atsimenu, kad tiesiog pasakoja ir tiesiog jinai pato prieina prie manęs ir pradeda sakyti, Ana, bet tu supranti, kad apsirengdamas su aptimtais drabužiais tu provokuoji vyrų dėmesiu. Visada moteriškam kolektyviai, moteriai turi neprovokuoti. Suprantat, čia būtų ta pati situacija, kur, supranti, Ana, jeigu tu eini lauke ir tave išprievartavo, gal nereikėjo buvo vaikščioti su aptimtais džinsais. Vietoj tom, kad ateiti ir pasakyti, vaikai, tą, ką padarė tas, gerai, norėjau pavadinti negerai, mokytojas, yra draudžiama parodyti, ten berniukai sėdėjo, suprantat, parodyti, kad
Tai nėra adekvačiai, kada taip sako moteriai, aplamai ypač paaugliai, ypač senas kažkas. Jinai sakė, Ana, gal tu pakeisk. Ir čia buvo klausimas. Ana, gal tu pradėk kitaip apsirengti. Neprovokuok, tugi provokuoji. Pasąmoniškai, aš jums jau pasakoju, taip ką aš darydavau. Man buvo įprasta būsena šiek tiek. Sąmoniškai, vis dėlto aš suprasdavau, kad čia ne toks gyvenimas, koks turėtų būti ir ne tą, ką aš linkiu savo. Bet ir vėlgi nežinau, ar aš tikrai provokuodavau apsirengdama gės drabužis ten. Jo dėl savo kažkokios ten buvimo aukos gal ir taip, bet ar ten, ir raudonais lūpais, bet ar juodi tiesiog džinsai galėtų išprovokuoti šūdą iš kažkokios ten mokytojos lūpos, nežinau. Ir man sakė, ar tu supratai savo klaidą, ar kažką tokio. Ir aš tiesiog atsakiau, drabužių savo nesikeisiu. Kažkaip taip ir baigėsi visas šitas psichologų užsiėmimas. Spėkit, ką po šitas psichologų užsiėmimas buvo? Aš buvau pervesta į namų mokymą. Išgersiu už tai kavytę. Namų mokymą, nes egzistuoti mokyklai buvo neįmanoma. Kiekvieną dieną buvo kančia, nes mane galėjo tiesiog pastumti, tiesiog pasakyti kažkaip šūdą į veidą. Dėl to, kad dėl manęs išeina tas mokytojas, niekas nenorėjo suvokti, kad čia buvo neadekvačiai, nes nei vienas suaugusius žmogus to neparodo. Ir ką? Po 10 klasės aš vėl pakeičiu mokyklą, nes aš baigiau naminį mokymą. Užbaigiau tą 10 klasę, išlaikiau tų egzaminų ir išėjau. Ir žinot ką, o dabar aš pasakysiu, į kokią mokyklą aš perėjau, jau įvardinsiu ją. Ir pasakysiu, kad tai yra geriausia mokykla, nors jinai skaitosi profkė. Aš perėjau į Kauno informacinių technologijų mokyklą su geriausiais mokytojais per visą mano mokyklo laikotarpį, su geriausiu kolektyvu, kuriame nebuvo jokių šūdų. Tiesiog visi mokytojai buvo grinai, aš pirmą kartą, tik tai būdama jau 11-okė gaila, pamačiau, kas yra draugiškas kolektyvas, kas yra adekvačiai mokytojai, kurie rūpinasi tavim tiek, kiek tu pats nori būti pasirūpintas. Taip, jie nebuvo kažkokie ten minkštos ar panašiai, tiesiog buvo adekvačios, suaugusi žmonės. Žinot, ką aš noriu pasakyti. Ir jie žinodavo, kaip elgtis su paaugliais. Ir kada man sako, kad aš baigiau profkę, aš didžiuojuosi tuom. Aš didžiuojuosi tom, kad aš baigiau tą mokyklą, nes jinai mane išmokė ir davė man įkvėpti oro. Ir iš tikrųjų tas paskutinis porą metų toje mokyklai buvo geriausia iš viso mano mokyklos laikotarpis. Nes kada aš ten buvau maža, tai Rusijoje aš net neatsimenu iš tikrųjų, kas ten būdavo savo. Ten šiaip šūdas. Kalbam atvirai. Ten aplamai šūdina visą sistemą ir jau apie tą patį Putką ir kad ten zaibys yra, jau tada kalbėdavo žmonės ir kad ten smegenį, net neįsivaizduoju, nuo kada ten žmonėms šipdavo tą smegenį. Tai žodžiu, ten savų buvo šūdų ir džiaugiuosi, kad iš ten išvažiavau. Ir taip, Kauno informacinių technologijų mokykla yra geriausia mokykla ir aš esu be galo, aš didžiuojuosi tom, kad aš ją baigiau ir aš netgi pasakysiu ačiū jums mokytojams, nežinau, gal kažkas kažkada pamatys, bet ačiū jums, nes jūs iš tikrųjų parodėt man, kad mokykla jinai galėjo būti gera. Galėjo ir jinai šiek tiek pabuvo. Ir aš baigiau 12 klasę profilinį mokyklai, bet su vidutiniu išsilavinimu ir netgi paėmiau dar papildomą 13 klasę, kad profesinę pabaigti, aš turiu kaip ir 2 išsilavinimus, taip, vidutinė ir profesinė, tai programavimas ir multimedija, 12 klasė. Bet jau man tenai buvo 18 metų. Tada ir prasidėjo mano tas praeiti santykiai, visas šitas laikotarpis, bet backgroundas mano, jisai šiek tiek išgirdėt, koks buvo. Dabar žinot ką, dabar aš užrašiau šitą video ir man kažkaip palengvėjo. Man tapo kažkaip lengvai ant sielos, tikrai. Aš taip džiaugiuosi, kad aš tikrųjų tą video dabar padariau, jūs net neįsivaizduojat. Taip džiaugiuosi, kad aš tą padariau. Esmė tame, kad gyvenimas buvo pilnas visokių kalnelių. Buvo, ne viską dar, aišku, papasakojau, tokias pagrindinės gal kokius nors įvykius įvardinau. Buvo visokių šūdų, skirtingų šūdų ir visokių.
Ir ties santykius pusės, ir ties santykius su tėvais, ir santykius su draugais. Bet, bet žinot, nesvarbu, ant kiek tas backgroundas nebūtų blogas, ant kiek jisai nebūtų blogas ar geras. Kai mes su jumis suaugom, kai mes suvokiam su jumis, kad mes suaugam, mes turim vienodas galimybės, visi. Sekantis dalykas, ką mes sau leidžiam ir ką mes sau draudžiam, būdami jau suaugusi žmonės. Iš visų savo paauglystės ir vaikystės laikotarpiui aš suvokiau, kad visų pirma, aš neturiu savo daugiau uždrausti pastoti už save. Koks tai nebūtų įvykis, kokia čia nebūtų situacija, atstatyti savo asmeninius ribus aš privalau. Dėl savęs. Aš leidžiu savo taip pat ir nustojau uždrausti pasakoti apie save, aš užrašiau šitą video. Ir pagrindinė gal žinutė, kokią aš noriu pabaigoje pasakyti, kad kodėl reikia pradirbti močiutę ir senelį ir kodėl visi kalba apie tą vaikystę. Suprantat, kai mes su jumis augam būdami maži žmonės, mažas žmonės, taip. Maži žmonės. Čia vaikai, aš taip jūs vadinu. Žmonės, bet mažas. Mūsų situacija, mūsų netgi vidinė savijauta, jinai nepriklauso nuo mūsų. Jinai priklauso nuo mūsų tėvus, kurie galėjo klysti, galėjo elgtis neteisingai. Ir aplamai, taip, čia jų klausimas, ką jis sau leisdavo ir ką jis sau drausdavo. Suvokimas, kad kaip mes pripratėm save jausti vaikystėj, tęsiasi su mumis visą gyvenimą. Ir netgi keista taip pagalvoti, kodėl, netgi būdama paauglė, aš negalėjau tiesiog pastovėti už save, nes aš pripratau už save nestovėti. Gal mane to neišmokindavo normaliai, gal nebuvo tokios transliacijos man, gal aš nemačiau iš šono, kad galima buvo pastovėti už save, aš nežinau. Čia jau taip negilinsiu šitą, bet esmė tame, kad buvo įprasta tokia savijauta. Bijoti pasakyti, bijoti taip tvirtai prieš, taip sakant, aš esu ir aš galiu egzistuoti skirtinga. Taip, ką aš dabar padariau, ką aš dabar pabandžiau padaryti. Pažiūrėkit, kokį nuostabų vyrą, aš leidžiu savo turėti. Ja, čia, suprantat, čia irgi apie klausimus, ką mes savo leidžiam, ką mes draudžiam savo. Aš leidžiu savo turėti tokį nuostabų vyrą. Dar jis turi nuostabus. Aš tikrai turiu nuostabius santykius. Kada mes su jumis užaugėm, ne visada tai pirmiausia tu pastebi. Taip, pripažinsim, kad vieną dieną mes tiesiog pamatėm save suaugusiais. Mes atėjome iki veidrodžius ir tokie, man jau 16, wow. Tai kada tas hitina, tu turi suvokti, kad dabar viskas yra tavo rankose. Tavo savijautai irgi. Jeigu vaikystėj tu negalėjai atsigerti vandens, čia dabar bus metafora. Kai tu esi suaugusis, yra parduotuvė, kur tu gali nupirkti ir paimti tą vandenį, aš nežinau, žodžiu, jau kaip kas išgeria tą vandenį, čia jau kaip sau leidžia ir draudžia. Irgi viena metafora bus. Suprantate, tai mes esame vaikais ir mūsų tėvais maitina mus bulvių. Žiūrėkit, viskas metafora, neįsivaizduokit tai tiesiog. Maitina bulvių. Mūsų neklausė, ta bulvė mums patinka, nepatinka. Mes atvykom į pasaulį ir žolė žalia, dangus mėlynas, o maistas yra bulvis. Sakykim taip. Jo? Mes neužduotum savo klausimą, gal galima kažkokią nebulvių, gal man kokius ryžius pasiūlykit. Mes valgom bulvę, nes mums duoda ir mums tai yra normalu. Ir mes valgom tą bulvę gan ilgai. Visą paauglystę mes dar valgom tą bulvę. Aišku, priklauso nuo situacijos, kai kas jau nuo paauglystės gyvena atskirai, kuria suaugusi gyvenime. Nes buvimas suaugusi čia ne apie amžiaus. Kai kam teka net vaikystėj. Ir tas iš tikrųjų būna. Ir mes mus maitina. Ir mes jau, aišku, ateina laikotarpis, kada mes jau suvokiam, kad mes pavargom nuo to bulvės. Gal kažkas vis dėlto mes matom, kad kitų gal maitina ne tik bulvių, gal ir kažkokią kitą patiekalą, bet mes nežinom, iš kur tie kiti patiekalai gauname, jo? Mes tik matom, kad kiti valgo kitą kažką. Ir vat mes jau
vat ateina toks laikotarpis, kada opa, ir jau bulvius ne tėvai tau į burną duoda, o tu pats save pradedi tą patį bulvę. Vat viską, ką tėvai pas save paliko, tai buvo bulvė, kurią tu ir toliau valgai. Tu jau savo pats tą bulvę duodi, nes tu net nepagalvoji, tu matei, kad gali būti kitaip, bet kažkaip neužduodavai savo klausimą, kaip tai gali būti kitaip, kodėl kitaip. Ir panašiai, ir panašiai. Ir tu toliau valgai bulvę. Ir žinot, ką aš suvokiau? Vieną momentą, kad aš galiu nebevalgyti tą bulvę. Kad aš galiu sustot, pasakyti ačiū ir rasti, kas man patinka. Ir čia yra ne tik apie vaizdą, grožio, ten ir kažkokie materiališki dalykai. Čia yra apie jausmus, kuriuos mes įpratėm jaustis. Matot, aš visą vaikystę, paauglystę įpratau jaustis save svetimą. Taip pat, aišku, ir skyrybos mano tėvus padėjo man taip jaustis. Vis tiek aš esu vaikas po skyrybos, taip. Ir labai gerai, kad daugiau taip nėra. Bet aišku, žinot, tas jausmas, kad savo tikrui tėvui tu esi nereikalinga. Taip, tu esi svetima. Niekam nereikalinga. Niekam nėra, nenaudingas žmogus, nereikalingas žmogus. Tas buvo įprasta. Ir vieną dieną, kaip netikėtai, netgi užrašydama šitą dieną, aš galiu pasakyti, jinai vat šiandien irgi atėjo, kada aš savo pagaliau leidžiu valgyti net tą bulvę. Aš pagaliau leidžiu savo būti nesveitima, papasakoti apie save. Taip, kai kurie galbūt turės savo nuomonę apie mano istoriją ir tebūnie. Nes esmėgi ne tame, ką aš gausiu, kokios reakcijos, o ką aš savo šiandien leidžiu padaryti, ką aš leidžiu savo sukurti, ką aš leidžiu išpasakoti. Ir aš manau, kad tai yra geriausia. Tai yra nuostabiausia. Aš pagaliau dabar pajaučiau ne bulvių skonius burnoj, o naujas skonis, jisai toksai yra toksai fainas, entuziazmas, toks, ne entuziazmas, kitas žodis reikia. Nu, toksai, žinot, pamiršau lietuviškai, kaip pasakyti. Gerai, pavadinsiu šitą žodį adrenaliną, aš tokia gerą adrenaliną dabar gal jaučiu. Taip, aš valgau tą maistą ir jisai kikina tave. Čia jau jausmai yra nustabios. Ir jeigu aš nebūčiau užsirašus šitą video, aš toliau valgyčiau tą bulvę. Nes aš kartą nuo kartais ją valgau, nes vis tiek yra įprasta, taip. Ir man patinka kartais pamatyti save kažką kito. Ir žinot, kuo daugiau tu turi arsenalę, ne tik bulvių, o dar ryžius visokius, kuo daugiau tu turi arsenalę, to geriau. Tuo daugiau po save paliksi, taip sakant. Dar tiek, tai yra mano istorija. Nuo pat pradžių, tikiuosi po šitą video jau nebekils klausimai apie mano akcentą. Tikiuosi, kad po šitą video mane, aišku, nežinau, nepradės cancelinti ir sakyti visokius šūdus. Nu ką, aš buvau nuoširdį su jumis, va ir tiek. Ir nuoširdį su savim visą pirma, tas yra svarbiausia. Ir jūs sužinojot šiek tiek daugiau, pakankamai daug informacijos. Ir toliau po šito video prasidės jau kitokie video, kur aš tikrai pasakosiu ir dalinsiu savo lifehackas ir kas man tikrai padėdavo, kas atvirkščiai mane stumdavo atgal ir kaip aš sugebu reguliuoti savo maitinimą šiandien, taip, kaipgi vis dėlto aš nevalgau kiekvieną dieną bulvę. Taip, nuo kada aš tai supratau, kasgi atėjo tą į galvą. Ir aš manau, kad jūs išgirsite iš manęs daug naudingos informacijos. Bent šitą informaciją rizikuoja būti naudinga. Bent. Kaip ir aš sakiau, jūs po to suprasit, kodėl kyla noras man būti naudingai. Kaip ir būti nesveitima ir išgirsta. Tai va. Ačiū visiems, kad išklausė šitą video iki galo ir iki sekančios susitikimus internete. Buvo malonu susipažinti. Viskas.